Sveiki visi atvykę į satsangą. Galbūt jūs nežinote, kas yra saulių sistemos. Tai yra saulės su planetomis. Taigi, ir kas iš tiesų yra tos saulės sistemos, jeigu visos jų dalys yra judančios, argi nesusimąstėte? Tai yra tiesiog energija, dėl to, jog visos jų dalys yra judančios, besisukančios aplink savo ašį. Taip pat jos turi energetinius laukus ir tie laukai atskleidžia jų tikrąją prigimtį, jog visos tos dalys iš tiesų yra tiesiog energija. Ir ši prigimtis yra išsiaiškinama atma vičaros praktika. Tai yra jūsų planetos energetinių laukų stebėjimu. Planeta taip pat yra mūsų besisukanti ir ji taip pat yra tiesiog energija. Kodėl energija? Dėl to, jog turi energetinius laukus ir pati planeta yra besisukanti aplink savo ašį. Jeigu jums sunku tai suvokti, galite pabandyti kelionę į kosmosą ir iš kosmoso 2 paras pastebėti savo planetą. Ir ką jūs ten tada surasite? Jūsų planetos tikrąją prigimtį, jog ji yra tiesiog energija. Taigi yra ir galaktikos, o kas yra galaktikos, jeigu jos yra judančios ir visos jų dalys yra besisukančios aplink savo ašį. Taip pat yra visatos, visatų dalys taip pat yra judančios ir besisukančios aplink savo ašį. Jos taip pat turi energetinius laukus ir tie energetiniai laukai atskleidžia jų tikrąją prigimtį, jog jos yra tiesiog energija. Kodėl energija? Dėl to, jog
vienas vienetas, dėl to, jog tai yra tikroji kosminių reiškinių prigimtis, tokių kaip visata, galaktika, visatos, galaktikos, saulių sistemos, planetų sistemos. Planetų sistemos taip pat yra tiesiog energija, dėl to, jog planetos yra besisukančios aplink savo ašį ir jos turi energetinius laukus. Taigi, energetiniai laukai atskleidžia planetų sistemų tikrąją prigimtį. Taigi pabandykite sufokusuoti dėmesį į save tam, jog susigrąžintumėte savo energiją iš visų šių reiškinių ir jūsų protas nurimtų. Kai protas yra ramus, yra lengviau suvokti tokius dalykus, nes kai protas yra ramus, veikia sąmoningumo ugnis, sąmoningumas, o kai protas yra neramus, tada jis uždengia jums dalykų tikrąją reikšmę savo garsais ir minčių vaizdiniais. Taigi nuraminkite savo protą, pervesdami dėmesį į save. Mėnuliai taip pat yra kosminiai reiškiniai, kurie yra judantis, besisukantis aplink savo ašį ir turintis energetinius laukus. Taigi jie taip pat yra tiesiog energija, jų laukai atskleidžia jų tikrąją prigimtį. Koks skaičius yra saulių sistemų? Maksimalus skaičius. Ir argi jos nėra judančios? Jog jūs laikytumėte jas kosminiais materijos vienetais. Ir argi saulė nešviečia? Materijos vergovė dar kitaip yra vadinama maja arba kosminė iliuzija.
gyvenimo mirčių ratas yra samsara. Ir išsivadavimas vyksta nuo to, kur jūs esate, suvokimo, jog jūsų planeta, ant kurios jūs stovite, yra energija, ir po to paieška vyksta toliau į kosmosą. Iš pradžių jūs einate į galaktiką ir suvokiate tikrąją galaktikos prigimtį, jog ji yra energija, o ne materija. Tai yra jau dalinis išsivadavimas iš taip vadinamo gyvenimo mirčių rato ir kosminės iliuzijos. Gal tiksliau suvokimas dviejų galaktikų kaip energijos. Po to jūs tyrinėjate atma vičaros praktiką, visatas, planetų sistemas, mėnulius, saulės, saulių sistemas, žvaigždynus, žvaigždes. Žvaigždės taip pat yra tiesiog energija, dėl to, jog jos yra tiesiog pulsuojanti energija, dėl to, jog jos šitaip pulsuoja. O kas iš tiesų yra pasaulis, kuriame mes gyvename, tai yra protas. Galima taip išsireikšti, jog jums reikia suvokti tikrąją pasaulio prigimtį ir tada tą tikrąją prigimtimi, naudojant atma vičaros principą ir praktiką, tirti kitas planetas, visatas, galaktikas ir mėnulius, saulių sistemas, planetų sistemas. Atma vičara atskleis jums tai, jog Saulės sistema, kurioje jūs gyvenate, yra tiesiog energija. Saulių sistemos yra tiesiog energija. Galaktikos yra tiesiog energija. Visatos yra tiesiog energija. Mėnuliai yra tiesiog energija. Planetų sistemos yra tiesiog energija. Žvaigždės yra tiesiog energija. Žvaigždžių sistemos yra tiesiog energija.
NLO planetos, taip vadinami visokie lemūrijai. Taip pat yra tiesiog energija jų sistemos planetų. Ir tai yra dėl to, jog visi šie vienetai yra judantis ir turintis energetinius laukus atskleidžiančius tų vienetų minėtų tikrąją prigimtį. Bet žmogui kenčiančiam ir esančiam kančiuose ir Majos kalėjime, tai yra sunkiai suvokiama. Maja yra materijos vergovė ir iš jos išsivadavimas yra atmos vičaros praktika permastyti visą kosminę tvarką. Taip galima išsivaduoti iš taip vadinamos Majos samsaros ir patirti tai, kas jūs iš tiesų esate. Tai, kas jūs iš tiesų esate, gali atsiskleisti tik laisvam individui nuo kosminės iliuzijos. Ir tai yra kosminė, neribota, tobula, absoliuti, universali sąmonė. Ir tai yra absoliuti, neribota, universali, tobula sąmonė, kurią jūs esate jau šį momentą. Bet gyvenate kalėjime ir tamsoje. Ir dėl to jums reikėtų suvokti tai, jog visos Saulių sistemos, galaktikos, visatos, žvaigždynai, planetų sistemos yra tiesiog energija. Argi nėra jie tiesiog energija, jeigu jie visi yra judantis kosmoso objektai, turintis energetinius laukus. Jau šį momentą esate tobula, absoliuti, neribota, universali sąmonė. Ir planeta, ant kurios stovite ir su kuria jūs sukatės aplink savo ašį, yra energija ir jums reikia tai suvokti, jog jūs suvoktumėte tikrąją proto prigimtį. Ir nurimtumėte, o ramaus proto apmąstytumėte visus kosmoso reiškinius iš naujo.
išsivaduotumėte iš kosminės iliuzijos, taip vadinamos majos. Suvokimas savo Saulės sistemos kaip energijos jau yra dalinis išsivadavimas. Ir suvokus savo planetą kaip energiją, tai irgi jau yra šioks toks pasiekimas. Yra dar toks kosmoso reiškinys kaip aurora. Šiaurės pašvaistė yra tokie reiškiniai kaip dujų planetos, dujų planetų sistemos. Jos yra vadinamos dujinėmis planetomis ir jos taip pat yra judančios. Taigi, argi jos nėra tiesiog energija? Remiantis elementų lentele gali būti planetos visų elementų ir visos šios planetos taip pat yra judančios, taigi argi jos nėra tiesiog energija. Jos taip pat turi energetinius laukus. Taigi, argi mūsų Saulės sistema yra materiali, jeigu jos visos dalys yra judančios, besisukančios aplink savo ašį ir turinčios energetinius laukus. Jie yra tiesiog energija. Tai yra tikroji Saulės sistemos, taip vadinamos prigimties esmė. Ir Atma Vičara padeda mums aiškintis šias kosminės, taip vadinamas esmes.
Taigi visos Saulių sistemos, maksimalus jų skaičius, kokį galite sugalvoti, visos planetos, visi žvaigždynai, visos žvaigždės, visi mėnuliai, visos galaktikos, visos visatos yra tiesiog energija, toks yra tikras suvokimas kosminės padėties. Taigi pabandykite naudoti Atma Vichara praktiką tam, jog būtumėte laisvi ir laisvo sąmoningumo, kuriuo jau esate šį momentą. Ramana Maharshi yra pasakęs, jog pusę, ką jūs sužvejosite su Atma Vichara, yra jūsų, pusę jo. Taigi, kas yra ta Atma Vichara? Atma Vichara yra planetinė paieška kosminiais energetiniais laukais. Ir yra tam, jog jūs apmąstytumėte savo padėtį kosminėje platybėje ir suvoktumėte tikrąją visatos prigimtį ir esmę. Po to suvoktumėte tai kitose visatose, tikrasias esmes jų ir taip toliau. Tam ir yra ši praktika. Taigi, argi
Saulės sistemos artimos, nėra tiesiog energija, jeigu jų visos dalis yra besisukančios aplink savo ašį ir turinčios energetinius laukus. Pabandykite tai apmąstyti ir argi planetų sistemos, kurios yra besisukančios aplink savo ašį, argi jos nėra tiesiog energija. Jos taip pat dar turi energetinius laukus ir tie energetiniai laukai jums ir atskleidžia jų tikrasias prigimtis. Mes visi kartu esame vienas su aplinkiniais. Ačiū, susitiksime kitame satsange. Iki pasimatymo.